Sveikinimai sirgaliams ir komandai. Sirgaliai šaunuoliai, atrodo ne pačios svarbiausios rungtynės, bet jiems rungtynės visas įdomios, dėl to mūsų ir yra sirgaliai tokie išskirtiniai. Tikrai džiaugiamės, kad kuria atmosferą net ir tokiose rungtynėse, tai rodo jų lygį, jų pastovumą ir jų lojalumą ir taip toliau galėčiau vardinti. O apie mus pirmoji rungtynių pusėje labai daug atidavėm tų antrų šansų, tikrai daug metą tų tritaškių, buvo tų tolimų reboundų, tų vadinamų, kurie toli nuo krepšio atšoka ir jų nesusirinkom. Ir jie konvertavo į tos ekstra 13 taškų. Šiaip paskui susitvarkėm po didžiosios pertraukos, nebuvom kažkokie nuostabiausi puolime šiandien. Bet kai pradedam mes iš šono į šoną judinti kamuolį, tai mes visai kito lygio komanda esam ir 7 žaidėjai su dviženkliu skaičiu baigė, tai sakyčiau, kad dalinamės kamuolį, bet netgi ir tokios ne pačios geriausios puolime rungtynės 89 įmetam, tai nėra tai blogai. Bet šiaip džiaugiuosi dėl gynybinių reikalų, nes dideli šiandien gerai kontroliavo baudos aikštelę, mes gerai kontroliavom tą pagrindinį varžovų skorerį, kas mums yra aktualiausia, tokia jautriausia tema, kaip mes stabdom varžovų lyderius, kokie mes esam kompetityvus jį stabdant ir ar mes jį padarysim geru, ar mes jį padarysim blogų žaidėjų. Čia labai dažnai priklauso nuo mūsų pačių. Tai šiandien Girardą mes tikrai kontroliavom ir manau, tai didelė dalis sėkmės. Margiris Normantas, 11 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų, kiek žiūrėjom su kolega, karjeros rekordas. Kaip jūs įvertintumėt jo šiandienos pasirodymą? Ir ar galė žinojot, nes mes bandėm stebėti suolelį ir ten lyg atrodė, kad komandos draugai lyg žino, kad jis turi surinkęs 9 ir jam trūksta vos 1 iki 2 dublio. Iki mūsų nedėjo šitie dalykai, bet smagu, kad pasižymėjau tokiu. Šiandien žaidė žaidėjų, nebuvo Martino. Ir gerai žiūrėjusi, iš tikrųjų labai gerą turėjo ryšius, ypač su Masiuliu. Ir Masiulio pamfeikais, tai tas gerai žiūrėjosi ir šiaip šiandien įtraukė komandą, šiaip tokio ant atviros aikštelės šiandien nebuvom geri, tokie sprendimai ne keli, bet nemažai tų sprendimų tokių neteisingų buvo, čia kažkas yra mūsų namų darbams, turim tuos pasitvarkyti reikalus, išsivalyti ir judėti toliau. Kalbėjote apie Margirį Normantą, kuris įtraukė komandos draugus į žaidimą. Kiek svarbu jums tokiose rungtynėse įtraukti, sakykime, tą patį Igną Sargiūną, kuris, aišku, neturėjo stabilaus sezono, kalbant apie traumas, tiek ir Oskarą Pleikį? Labai svarbu, nes kitą savaitę turim tikrai 2 svarbias rungtynės, nieko mes dar neužsitikrinę 16-tukę, tai svarbios rungtynės Lenkijoje ir KMT išvyka, nežinom dar kur, bet žinom, kad bus sunkios rungtynės, tai reikia pasidalintas minutės, smagu, kad jau Ignas galėjo tiek duoti, Oskaras galėjo tiek duoti ir aišku, kiekviena nauja spalva mus daro įdomesniais ir smagu, kad tie žaidėjai yra pasiruošę. Kiek šiandien galbūt palengvino jūsų gynybą tas faktas, kad Kėdainių komandoje tie keli aukštaūgiai būdavo kartu aikštelėje ir labai jūs smarkiai spausdavotės nuo, sakykime taip, nestabilesnių metikų? Jo, tikrai bandėm pekinti tą baudos aikštelę, ypač nuo tų, kurie nemeta ir dažnai iš tikrųjų tie, kas norėjom, kad mestų, jie metė, nes tą big line-upą varžovai naudojo ir jų dideliai išsimetė ir netgi jei ir būtų pataikę, aš manau, mes galim gyventi su tokiais metimais. Mums svarbiausia buvo kontroliuoti Vaitkų ir Girardą, kurie pastaruoju metu yra labai karšti ir jo, tas Sebo nebuvimas irgi gal turėjo įtakos, bet kai pasižiūri, kaip jie skorina ir kaip jie bėga paskutinėse rungtynėse be jo, 109 taškus įmeta, tai pavojingas varžovas ir tikrai reikia gerbti Kėdainius ir jiems ruoštis.